Mūsų komitetas, mūsų komitetas buvo nuspręsta pritarti pateiktiems Radviliškio miesto plaukimo baseino projekto pakeitimams ir tam reikalingi papildomai 475 eurų investicijų skirimų. Taip, ir dabar susirinkom pasižiūrėti, ar šitas pritarimas mūsų kaip jis vykdomas. Jisai buvo priimtas Birželio 7 dieną. Praėjo 2 mėnesiai. Ir dar, sako, va, turi kažkokiu kitokiu dar kažko tai pasiūlyti. Kitas klausimas būtų buvęs dėl karšyklos verpyklos pastato, kad būtų aptverta teritorija, nugriauti nereikalingi mediniai pastatai, pasirūpinta trūkstamų detalių įrenginiams atstatyti. Aurimas buvo užvažiavęs, nenugriauti tie mediniai, kur degė. Ir trečias būtų klausimas pateikti pasiūlymus dėl saugaus vaikų išlaipinimo iš automobilių prieš Šeduvos pagerinimo galimybės, kada buvom pateikėt. 16 metais mes visai nedaug, keletą tų pasiūlymų pateikėm ir dabar norėjom sužinoti, ar padaryta ar nepadaryta. Supratau, tai dėl pirmą klausimą aš nusišalinu, kadangi kažkas tai vyksta, aš tiksliai nežinau, kas vyksta, bet vyksta. Ir todėl nenoriu svarstyti šio klausimą ar išreikšti savo nuomonę, kol nesibaigs įvykiai. O dėl antrų ir trečią klausimą aš noriu dalyvauti. Gerai, tai aš užrašau, kad tu nusišalini nuo pirmo klausimo. Nu ką, šitą pradėtą posėdį ir ko gero svarstyti galėsim tik tai, kas susijęs su plaukimo baseinu, kadangi turim kas mus gali informuoti. Tai kokiu klausimu kolegos gal turim? Pirmas klausimas mano asmenis yra 2 mėnesiai praėjo. Kaip su tais mūsų rekomendacijom vykdyti? Tai yra pinigai, ar yra numatomi skirti, ar gauti tam tikri reikalingi leidimai, sakykim, viešųjų pirkimų tarnybos, taip toliau, daryti tos, kas padaryta per tą laikotarpį įgyvendinant šitą mūsų rekomendaciją. O po to eitumėm prie tų visų kitų dalykų. Prie telių. Gali 2 mėnesiai ir gal informaciją po to daryti. Kokia dabar situacija yra su tuo visiems? Čia gal jau direktoriai informuotų, bet ką aš žinau, tai tie skaičiavimai buvo atlikti, kur buvo, kai ką jūs minėjote apie tos pakeitimus, kur svarstėm praeitam jūsų posėdį, bet į viešųjų pirkimų tarnybą nesigreipta, bet kadangi rangovui iškilo klausimas, kaip bus su pirmo aukšto grindimo. Jie paprasčiausiai tik tai paklausė mūsų nuomonės. Iš mūsų pusės yra noras gal pagerinti tas grindis ir vietoj betono, kaip jis ten yra vadinamas, sudėti akmens masės plyteles. Stiprintas tonuotas betonas ten yra suprojektuotas. Va, ir yra padaryti 2 berods šilumos mazgas ir elektros jėgos skydinė ar kažkas. Techninėse koridoriuose. Taip, yra kaip pavyzdys padarė, bet aš šiandien užsukau, jie dabar padarė technologinę pertrauką, arba kitaip tariant, jie laukia mūsų sprendimų, nes jiem ten tie pakeitimai dėl tų visų pirčių, visų kitų, jiem dabar reikia mūsų sprendimų. Ar mes keičiam, jeigu nekeičiam, tada jie toliau dirba. Nes yra kai kurių dalykų ten, tinklai turbūt, aš kiek suprantu, kur dabar reiktų tuos darbus atlikti, nes jie trukdo darbų eigai. Tai va, ir vietoj to tonuoto betono, čia kaip pavyzdys būtų panašios plytelės, atvežė kaip pavyzdžius. Tas pakeitimas pabrangintų
darbus apie 18 000 eurų. Kiek kvadratų yra? 443 kvadratai, man atrodo. Supratau. Skaičiavimai mano buvo dar persiūti, aš nežinau, jis jau persiūti ar nepersiūti. Yra paskaičiuota, kiek rangovas buvo įsivertinęs tas grindis. 443 kvadratai, 20 700 eurų. Va. Ir dabar keičiant, kur yra, sakykime, paradinė tokia pusė, tokia kaip pasitarimų salė, tai būtų siūloma geresnios kokybės. Čia jos... Kaip jos vadinasi? Tai jos akmens masės plytelės, jis būtų 60 ant 60, jų kaina čia preliminariais skaičiavimais yra 27 eurai. Kvadratinis metras. Taip. Čia su darbu. Čia su darbu ar be darbo? O ką sako? Su darbu. Pasakysiu. Ne čia tik tai paslauginiai. Ne, čia be darbo. Plius 16 eurų darbas. Su fugavimu ir panašiai. Tai va, tai čia yra siūloma ta, sakykime, paradinė pusė 323 kvadratai, o ten, reiškia, kitos 17 euros bus paprastesnės akmens masės plytelės. Ir čia kaip pavyzdys taip pat buvo atvežtos pačio baseino, čia turbūt tų vadinamų... Čia glazūruota. Neglazuruota, jin tokia, jin turi tenkinti. Ne, visa bus vienoda, jinai nenusipirka. Ne, čia ne tas variantas. Ne, jin turi tenkinti kelis reikalavimus, ten praslydimai, dilimai ir visa kita, nes tai yra... Nu, kas statybininkai užmeskit akį, tikrai čia yra... Žinokit, pradėti šnekėti, tai pavyzdžiui, dabar gerai, kiek sakėt, 443 kvadratai. Nu, aš taip jau pasakysiu, palei save, kaip pats tos darbus dirbam, liekam, pavyzdžiui. 20 000 eurų, jeigu įsivertinę grindis, ne? Taip. Tai yra 45 eurų iš kvadratą. Kada šiandieną, bent kuris gali atvažiuoti, bet nesvarbu, yra firmos rentos, kurios daro konkursų, viskas, tai kainuoja 20 eurų kvadratas. Čia jau 45 paskaičiuota. Skaičiuoja daugiau negu dvigubai. Aš pavyzdžiui, tas yra grindis už 16 eurų. Nu, iš karto vadas, man kiek nepadarysiu šį konkursą ir toliau. Aš tik pasakysiu iš karto, dvigubai brangiau negu rinkos kaina. Iš karto. Nu, čia viską, tas kopas negeras viską žiūrėti. Dabar aišku, kas dabar, jeigu kainuoja betons, tiek pinigų, tai papas betons turi kainuoti per pus pigiau. Na, čia tu turėtų staupytų pinigų. Aišku, reikės plytelės atdėti, garantuoti. Bet kokie 18 000 eurų, tokie pinigai, kad nežinau, iš kur čia išpūsta tos kainos yra. Kai čia paskaičiuota, tai aš nesuprantu. Tai gal nėra blogai, jeigu buvo betonas vertintas dvigubai brangiau ir dabar mes jų atsisakom, tai tu atsisakom pinigų betonuoti ir čia nieko to. Tai viskas tvarkoja. Dabar tos plytelės, jeigu iš tikrųjų jos yra, aš manau, ant betono vaikščioti ten tam baseinė nėra tikrai gerai, ar tai reali kaina su padėjimu tokia, reikės spręsti, pasižiūrėti. Bet tai čia aš nežinau, ar čia konkursų kokiu būdu, ar kaip tenai, ar dabar už šitą kainą, bet mums komitetų iš principo, ar reikėtų, sakykime, pagerinti, reiškia, tą grindų kokybę. Čia vis tiek, kaip ir sakėm, išplėtėm pirtis, tą ant betono vaikščioti, Aurimai, ar tu dabar tam, ar darytum ant betono, ar ant plytelę darytum? Va tau klausimas. Tai ant plytelę. Ant plytelę? Taip. Bet kaina, tai aš pasakyčiau, jeigu aš sakyčiau rangovus, man sakytų, tokią kainą, sakyčiau, gal jūs pas daktarą panašiai pradžią pasitikrinti, man sveikatą. Nes jeigu prašom, bet tau 45 eurų už kvadratą, įsivaizduojat? Tai tik tos pinigus iš karto, 20 000 eurų iš karto. Tai čia kosminiai pinigai. Nėra tokių kainų. Bet tokių kainų nėra. Dalės statybininkai pasakyti. Aurimai, bet yra vienas dalykas, čia yra baseinas ir praslydimo yra reikalavimai. Ne, nesuprasti. Čia yra paprastas betonas, Ne, mintis apie plyteles aš noriu. Nes kaina tos pačios akmens masės su sakykime, su praslydimo reikalavimais skiriasi akivaizdžiai, pasižiūrėk pats. Taip, tada reikės betoną dėti paprasto, ne tą gerą, bet
Aš suprantu, skirtumas tarp to, ką nebetonuojam, ir tų plytelių reikia 18 000, jeigu bus tos kainos, kurias tu gintai nurodė. Taip, tai reiškia, nebetonuoja, 20 000 atmetam, plytelės perkam, bet kaip Aurimas sako, didelėm tom kainom, ir tas skirtumas yra 18 000, kurias prašom. Tai gal tada mes, jeigu iš principo kalbam, kad įveikia, tai gal tada mes parašom taip, iki 18 000 ir toliau tegu žiūri, kaip jie tenai, konkursas bus, dalyvaus, vat aš ir klausiu, konkursas bus, jeigu bus, tai tada parašom iki 18 000, gal bus 5 000. Bet tai bus konkursas, tegu dalyvauja ir išploja, atvažiuoja kažkas, tai 400 kvadratų mums įmonėje betonavo, ten irgi greitai labai padaro, atvažiuoja su tom mašinkom visokiam ir tai, bet mums reikėtų nuspręsti, ar mes norime pagerinti, pagražinti tą įėjimą ir taip toliau. O jeigu balsuoti, tai aš siūlyčiau tik tai iki 18 000 pagal konkurso, reiškia, sąlygą. Tai toliau pasiūlymą turim formuluoti? Ne, aš dar noriu pasisako, porą klausimų. Pirmas klausimas, tai dėl ko nuo pirminio projekto viskas taip, tai reiškia, silpnai buvo paruoštas pirminis projektas. Dabar lubas ar neparašo pinigų, dabar grindim prašo, kas toliau bus, sekančiai prašom. Justina buvo paaiškinta. Nekeiskim tų grindų, nekeiskim, Justina, nekeiskim tų lubų. Aš noriu dar, kad administracijos direktorius, kiek dabar šią dieną yra paskaičiuota, kiek dotacijos reikės savivaldybei įjungtis baseinų? Pasakykit, tiesiai šviesiai. Aš tikrai garantuoju, kad bus 30 000 eurų, garantuoju. 300 000 eurų. Milijoną reikės dotuoti. Mes dar įkiškim tą baseiną dar daugiau. Aš suprantu, kai buvo nuvažiavę pažiūrėti kažkuria savivaldybei, kad ten pasakė, įsilaikė tas baseinas. Tai Visai kitaip, čia pažadėjimas už dyką leistų. važiavo kažkoks kitas komitetas, biudžetas, ir sakė, kad įsilaikė. Šilalė yra mažesnė šiek tiek. Ten nes merą neleidžia už dyką, suprantu, pasmaudė. Ten visą griežtai yra skaičiuojama. Va. O čia pažadėta yra, kad čia visai... Kas pažadėjo? O jie, pažadėkas. Aš manau, kad... Jau kainas, jeigu savo kainas dabar, kas kainos nustatė pirmiausiai? Jau kainas jau aiškina. Tai taryba turėtų spręsti kainas, tai jau kažkas pasakė kiti. Ne, iš tikrųjų yra tų grindų, aš labai norėčiau pamatyti tas padarytas grindis, norėčiau pamatyti. Yra. Techniniuose koridoriuose sakė, yra padarytas. Nes aš tiek esu prisižiūrėjęs tokių padarų iš betono fintų gražių grindų, kad tikrai nestos jūsų tam akmens masės plytelė. Piešinius nupiešia ir užpoliruoja, viską padaro. Gintai, gal žinai, kad yra tokių, kaip sako, čia Čia polimerinė danga kalbi, ne? Ne, pažiūrėkit internete, piešinius nupiešia. Ten polimerinė danga. Bet jinai kaina jos panašiai kaip akmens mazio plytelė. Tai gal irgi yra variantas, kad galima grindų. Nes ant šlifuoto betono dėlėsi polimerinės dangos. Aš restų. Tai gal aš kažką daryti. Gal tokį variantą priimti, kuris bus naujoviškas ir geras, gal iš tikrųjų bus piešiniai, kurie susiję su radiniais. Bet toj vietoj dar ženklai, viskas. Gal aš, pavyzdžiui, tikrai statybose nesuprantu, yra Gintas. Jisai tikrai jau 100 metų dirba ir žino tas medžiagas. Tavo nuomonė, gal galima kaip nors kitaip, kaip sako, tam pačiam betoniai paišyti, ar tam plytelė. Tai bus brangiau. Galbūt, aš vat jo, kaip specialisto noriu paklausti, aš tai tikrai neišmanau šitų reikalų. Ar yra kokios kitos galimybės pigesnės, sakykime, apart tų plytelių? Antras momentas, niekas nežino, niekas neišbandęs tų polimerinių dangų iš tikrųjų per eilę metų. Kaip jos nešiojasi, nes nešia yra naujiena. Restui buvo pristatyta ne vienas tos polimerinės dangos, aš šiais metais nešiau. Tai visas technologijas jos nėra. Tai vat, o jeigu pradės akmens masė, tai mes žinom, kaip Lančius darbai su gal baseinė viskas pusė matai išlikę yra pas mane ten viskas, tai mačiau apsudžiuose, kas yra grindis, kas buvo. Nors buvo padarytas štai betonas, akmeniukai pritrinti, išlipuoti. Terasinės grindys, nu ką, amžiaus, mokyklos, pažiūrėkit, mokyklos. Bet ar norim mes kaip sovietmetis atrodyti? Nu, gal ir nori, kadangi palauk. Jūs nemaišykit technologijos, kokius piešinius padaro, išlipuoja, padaro, gražu. 20 metų, nes buvo nenaudojamas. Tai tų technologinių piešinių ir brėžinių kokios kainos kvadratą? Nu, aš asmeniškai Ne, mes klausim už tai. nesidomėjau, reikia pasidomėti paprasčiausiai, nes
Aš tikrai namuose tokių grindų nedariau ir aš nesidomėjau. Žiūrėkite, gal tada iš tų mūsų diskusijų galim priimti tokį sprendimą, kad gal mes nenurodinėkime mūsų komitetas tiem žmonėm, ar tas plyteles dėti ir taip toliau. Ar mes pagerinam šitą situaciją, skirdami iki 18 000 konkursų būdų, ar polimerinės dangas, ar visą šitą, kad nebūtų to gryno betono. O gal, kaip sakė, galima su tais akmenukais, kaip sako, padaryti. Tai gal ten bus 3000, 5. Mums svarbu, ar ta reprezentacinė vieta būtų gerai atrodytų. Ir mes gal tikrai, ne administratyvininkas, nei Venskus, nei aš, Darius gal daugiau, mes tikrai nesuprantam. Bet aš iš to taško žiūriu, kad naujas objektas, ant paprasto betono, galim net pažiūrėti, kaip tose techninėse koridoriuose atrodo. Gal iš tikrųjų ten gražiai atrodo, aš nežinau. Bet aš siūlyčiau tada priimti tokį sprendimą, kad iki 18 000 skirti baseino šitos dangos pagerinimui. Tai yra ne betono. O jau tada jūs susėskit, konkursus skelbkit, pažiūrėkit pigiausią, geriausią variantą, kad ar tas polimerinės dangas, ar su, kaip sako, su akmenukais, ar dar su kokiais. Mums tik tai dabar toks kaip ir politinis. Ar padarom geriau net betono vaikščiant vienintelį rajone baseiną, ar ne. Va tai tiek. Ir, sakyčiau, neapsibrėžti 18, iki 18 ir su pagerinti dangą. Ar tom plytelėm, ar akmenukais, ar polimeriniais. Kokiais principas to? Yra vienas siūlymas, kas... Konkursų būdu, kad skelbtų konkursą, ne taip, ar tai firmai duodi. Aš sutinku, kad reikia gerinti. Aurimas, tegu ateina į padarą. Ne, sutinku, kad reikia pagerinti. Bet tu iškart mini 18, jau už tai kaip padaryti. Iki. Palauk, iki 18. Čia iš tikrųjų reikia pagerinti, čia 10 štukų, tai čia visi pinigai būtų blizgė. Bet va, 18 duodi. Tu pinigų, aišku, tu pinigų paimsi. Čia iki. Iki dar. Dar konkursas parodys. Gal ne 10, gal 9, gal 8. 17, 9. Konkursas susitarimo būdai, viskas aišku. Gal, aš nežinau, ko susitarime. Ne. Bet dabar žiūrėkite. Tai tokius pinigus dėti, nerealu į grindis dėti, pagerinti. Tai kas toliau bus? Pirma, paklausai, kas tad bus? Sekant etapas. Aikštelę praplėsti reikės, medį pasodinti. Aš tikrai administracijos prašyčiau, kad mūsų komitetas daugiau tikrai prie tų dalykų negrįžtų. Mes anam komitete galėjom šitą reikalą išspręsti. Reiškia, tada ginčijomės dėl lubų, dėl tų visų, dabar dėl plytelių, nu paskui sakys, reikia dėl lauko kokios ten medžiagos. Tikrai ne mūsų komiteto funkcija šitą dalyką daryti, bet čia pinigai tokie nėra labai dideli, bet ir nemaži, sakykim. Tai jeigu priimam tokį sprendimuką, aš dar tik tai noriu pasakyti, kiek aš žinau, per 2 mėnesius nebuvo niekas padaryta, ta prasme, kad kreiptųsi. Šitie visi dalykai turi pritarti viešųjų pirkimų tarnybai. Jokių projektų pakeitimam, mes kaip Šilumoje daromą trasą, ten reikėjo ten truputį pakeisti, kreipėmės viešųjų pirkimų tarnybą, įrodėm, kad reikia įdavę leidimą. Be šito leidimo negali niekas nieko daryti. Nei projektų keisti, nei nieko. Tai gal dabar iš tikrųjų jau paskutinis bus tas dalykas pakeitimas ir jeigu norim kažką padaryti, tai turi kreiptis į pirkimų tarnybą, organizuoti konkursus ir visą kitą. Tai čia toks paprastas darbas yra ir mes buvom susirinkę tos 3 klausimai dėl baseino, kas padaryta per 2 mėnesius vykdant mūsų rekomendaciją. Gintas sako, kad be šito papildomų plytelių sprendimo negalėjo